Sveiki gyvi broliukai ir sesutės. Na kągi, atėjo laikas įdomienoms ir turiu pasirinkęs vėl keletą įdomienų kaip visą laiką. Galbūt jau čia jos aišku ir pasenusios tos įdomienos, bet vis tiek gal reikėtų jas paminėti. O gal ir nepasenusios, nežinau. Na žodžiu, dabar kas čia dabar tokia įdomiena tam terariume? Ogi pati pirmoji įdomiena yra, kad Rusija jau pradėjo riboti žmonėms laiką, kada jie gali būti ten savo soduose, ten kaip čia tuose dačiuose, sakykim, ūkininkavimo kažkokiose vietose. Ir, žodžiu, dabar jau nusprendė, kad jau tuose visuose, sakykim, nu, ten, kur žmonės gali pasiauginti iš esmės maisto kažkokio. Tai galima būti tik nuo balandžio 1 iki spalio 1. O žodžiu, jeigu jau nuvažiuosi po spalio 1 ar iki balandžio 1, tai jau žinoma, aišku, siekia tave, gaudės tave ir dės visokias baudas. Nu, aišku, dabar, aišku, tas terminas ten yra, kaip ir, sakykim, toks dar, galima pasakyti, normalus, ne, nu, bet iš principo, pats principas, kad jau pradeda riboti, kada, kur tu gali būti ir ką daryti, tai jau yra, jau, kaip sakykim, pirmieji daigeliai, ne, tokio sistemos reguliavimo, jau tokio griežto, sakykim. Tai, o paskui, aišku, tą laiką matyti trumpins ir sakys, gali tik tai 1 mėnesį per vasarą nuvažiuoti, o galiausiai sakys, kad iš viso jūs nebegalite jau turėti tokių dalykų. Nu, bet čia, sakykim, dundukai to nesupranta, aišku, jie visi galvoja, kad čia viskas ten dėl jų labo, visi jie labai palaiko tą sistemą, tai užtat tokie dalykai vis plinta ir plečiasi ir atsiranda jų vis daugiau. Na, žodžiu, tie dundukai tempia, kaip sakant, į tą peklą ir visus normalius kitus ten žmonės. Nu va, o Ispanijoje, pavyzdžiui, vyriausybė pripažino oficialiai jau, kad purškia chemtrailus pagal Jungtinių tautų programos reikalavimus, žodžiu, ar kaip ten Jungtinių tautų programos rėmose, ar kažkaip tai. Tai va, tai dar vienas patvirtinimas, kad ta Jungtinių tautų organizacija, tai yra jau grinai va tokia taktinė nevidono tarnų būstinė. Jeigu strateginė tai yra pasaulio ekonomikos forumas, strateginė nevidono tarnų būstinė, tai Jungtinių tautų organizacija, jinai yra jau taktinė, kuri jau, kaip sakant, diegia į gyvenimą visas tas strategijas priimtas tam pasaulio ekonomikos forume. Na ir Ispanijoje dar, aišku, protestuoja fermeriai ir taip toliau, sakykime, jie protestuoja ir policija jau pradėjo jau ir prieš fermerius naudoti grubę jėgą, žodžiu, skaldo su bananais jiem galvas, ten jie apsikraujavę visi ten vargšai laksto, žodžiu. Na ir žinoma, aišku, jie ir tie policininkai tie vadinami, nu, galima geriau sakyti, vadinti juos sistemos, kaip sakant, klapčiukais ar pakalikais gal netgi labiau, nu va, tai žodžiu, tie pakalikai sistemos, jie, žodžiu, muša tos fermerius ir net nesupranta tie dundukai, tie pakalikai, nu, net dundukais jos negali vadinti, nes jie debilai tiesiog turbūt yra. Iš prigimties, matyti, jau jie yra debilai, nes jie nesupranta, matyti, kad kai nebebus jau to maisto, tai ir patys jie visi dvies, ir jų šeimos dvies, ir jų vaikai dvies iš bado, bet, nu, žinot, debilam tokie dalykai nenueina. Jam, jeigu šeimininkas pasakė, kaip sakant, tam pakalikui, kad reikia daryti taip, tai jis, aišku, gink dievę savo galvą niekada nepagalvos ir, aišku, eina, vat, ir muša. Ir matyti tol ir muš ten tos žmonės, sakykim, kurie išeina dėl savo kažkokių teisių ar laisvių pareikšti kažkokią tai nuomonę ar protestą, tol, kol tie žmonės atgal su montiruotėm nepradės mušti, sakykim, tų debilų pakalikų, tai tol turbūt tokie dalykai ir dėsis tam terariume. Tai čia kito vaisto nėra, labai gaila, aišku, nu, belieka tik pasidžiaugti, aišku, kad pas mus planetoj Žemėje tai viskas vyksta demokratiškai ir niekada policininkai nepakels rankos prieš beginklį žmogų, ir kaip ten jie sako, gina ir saugoja ir padeda, žodžiu, jie tikrai nieko blogo negaliu apie mūsų policininkus pasakyti, bet terariume, o ypač dar terariume ten to Ispanijai, tai ten, žodžiu, pakalikai, iš tikrųjų debilai pakalikai, kurie, vat, nu, tiesiog mėgaujasi, matyti, jie dar turi, kaip sakant, jie yra durni, bet stiprus, bet, žodžiu, nu, stiprus ir durni, sakykim, tokius turbūt ten yra atrinkinėję, nes protingo negali ten priimti, nes gali susiprasti, sakykim, ir nebevykdyti jau tų nevidoniškų tų nurodymų, o durni, tai aišku, kad jie dirba. Nu ir svarbu, kad dar būtų jie ir stiprus, aišku, kad galėtų tuos silpnesnius žmonės, ypač labai mėgsta jie moteris mušti, sakykim, tai jau ten jau parodo savo didžiulę jėgą. Nu, kas ten dar toliau, vat. Slovakijoje fermeriai protestuoja jau nebe prieš kažkokią sankcijas, o jau pagaliau jau jiem dašuto, kad jie jau protestuoja prieš Europos Sąjungą. Nu ir aišku, va ten, kaip nebūtų keista, Slovakijoje, žodžiu, ten ir valdžia liktai juos ten palaiko,
irgi prieš ES jau kažkokią tai politiką. O gal jie specialiai taip palaiko, iš tikrųjų, manau, kad greičiausiai specialiai taip palaiko, kad tiesiog nukreipti tas strėlės, kaip sakant, nuo savęs ir nukreipti jas į ES. O iš principo vis tiek tie protestai kol kas nelabai ten duoda vaisiaus, nes sistema labai daro, kaip sakant, gudriai. Jie vieną žingsnį, kaip 3 žingsnius į priekį, vieną atgal ar 2 atgal, žodžiu, truputį trumpam laikui atsitraukia, paskui išgaudo ten tos jų organizatorius visus, susadina juos į kalėjimus, ar prideda baudų, ar dar kažkaip kitaip susidoroja ir vėl paleidžia tą patį, sakykime, traukinuką. Kas dar tokio įdomaus, kad, žodžiu, Salvadoras yra ten tokia irgi teritorija ir Salvadoro prezidentas ten apkaltino tą Sorošą, žodžiu, kišimus į jo valstybės, žodžiu, reikalus ir klausė, kas jam iš viso suteikė kokius nors įgaliojimus, kas jį čia išrinko, ko jis čia dabar kišasi ir ten kažką ten reguliuoja. Džiugu girdėti, kad dar, aišku, yra galbūt vienas kitas likęs toj, sakykime, valdžioj vadinamui ir galbūt ne 100% ten parsidavę, sakykime, tam nevidonui, arba bent jau ne visais klausimais, arba kuris galbūt ne visai dar iki galo suprantantis, bet džiugu, kad tokie yra žmonės, bet kaip žinome, mes iš Afrikos patirties terariume, tai tie, kurie pradeda prieš nevidoną labai jau garsiai kažką tai reikštis, tai paprastai kelių mėnesių eigoje tai jie būna, kaip sakant, eliminuoti iš tos matricos, žodžiu, ar mažiausiai tai iš pareigų, o dažniausiai tai apskritai palieka, kaip sakant, tą gyvenimą tam terariume ir, žodžiu, matyti jau persikelia į kažkokį tai kitą pasaulį. Tai tas iš Salvadoro, Salvadoro, žodžiu, ten tas prezidentas, tai biškai jau pasiuntė tą Sorošą, ar ten kažko nepasidalino. Noriu dar priminti visiems, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje tai Šorosą labai mylėjo lietuvišką valdžią ir čia taigi jo tas Atviros Lietuvos fondas, ta prasme, čia terariumo Lietuvoje, aišku, čia nesumaišykit, gink dieve, su mūsų demokratinė valstybė, tai terariumo Lietuvoje, žodžiu, ir ten tas fondas Atviros Lietuvos ten finansavo visokius ten, žodžiu, iškrypimus ir visokius ten tuos nevidoniškus dalykus, tai kas jau labai norės, tai galės galbūt ir pasidomėti, kokia ten ta Sorošo veikla. Daugiau bidonas, žodžiu, paskelbė naujas sankcijas Rusijai čia po to Navalno mirties, žodžiu. Ir kągi reiškia tos sankcijos? Tai visos tos sankcijos iš tikrųjų niekam nedaro jokios žalos, nei vienam nevidono tarnui žalos nepadaro. Putinas nuo to mažiau valgyti ar ten neskaniau valgyti nepradės, ar trumpiau miegoti nepradės. Nei vienas ten tos dūmos deputatas nepajus apskritai jokio poveikio, nors ir milijoną tų sankcijų uždėtų, o visos tos sankcijos iš tikrųjų yra tik prisidengiama, kad čia Putinui, čia Rusijai mes čia uždedam. Visos tos sankcijos iš tikrųjų uždedamos yra eiliniam, normaliem, sakykime, žmonėm. Ir kaipgi. Tai tos sankcijas žmonės visi tai tikrai pajus, ar ten, sakykime, kažkokie tai nedideli versliukai, kurie turi kažkokius tai verslus ten susijusius su Rusija, tai jie, žinoma, aišku, iš karto pajus. O korporacijos iš tikrųjų, kaip ten juos ten prekiavo, sakykime, ir su ta Rusija, ir Amerika su Rusija, ir bet kokios kitos ten tos nevidono korporacijos, tai ir taip toliau jos, aišku, prekiaus, nes jom tos sankcijos iš tikrųjų negalioja ir ten jos turi milijonus būdų visokių, kaip, sakykime, tas savo pačių paskelbtas sankcijas apeiti. O galų gal, jeigu ir net neapeina, tai niekas vis tiek jam jokių pretenzijų nereiškia. Tai reiškia, aišku, visą laiką visos sankcijos tik tais yra žmonėm nuskurdinti, pabloginti, sakykime, tą žmonių gyvenimo kažkokias tai sąlygas, sakykime, kad mažiau kažko turėtų, mažiau gautų, kad galėtų padidinti kainas ten ir panašiai. Tai sankcijos iš principo visą laiką yra nukreiptos prieš žmonės, kaip nebūtų keista ir aišku, visų pirma, netgi iš to šalies, kuri paskelbė tas sankcijas, paskui antrą, aišku, klausimų jau ir toj šaly, kuriai paskelbtos sankcijos. Tai čia yra apie sankcijas terariume, pas planetui Žemė, aišku, viskas kitaip yra, bet terariume, žodžiu, sankcijos yra visą laiką prieš žmonės nukreiptos. Ir dar įdomi tokia įdomiena, kad jau į Meksiką per Amerikos sieną jau praeina daugiau kiniečių negu meksikiečių. Tai, žodžiu, vyksta karinio amžiaus vyrų, ar šauktinio amžiaus, kokio čia taip pavadintų vyrų, žodžiu, kiniečių invazija į Ameriką. Tai įdomu, koks ten tas planas bus. Visokių čia yra tų minčių, kad čia bus ten ir karas, ir diversijos, ir riaušės, ir pilietinis karas, ir gal kiniečiai užpildys ten tas Amerikos armijos spragas. Ir įvairių žodžių ten yra tų pasamprotavimų tam terariume, tai
tiesiog nieko gero iš tikrųjų nelaukia ten ta ateitis toje Amerikoje, tai kas jau terariume ne Amerikoje, nu, tai turėtų galbūt ir pasidžiaugti, kad ne pas juos tas, bet nereikia džiaugtis dėl kito nelaimės, nes į kiekvieną turbūt tą šalį ateis kažkokia tai žodžiu. Nu ir žodžiu, dronai, robotai, žudikai. Nu va, jau dabar jau netgi keliose ten šalyse jau paskelbė, žodžiu, jau ir oficialiai, kad jau ten tie mokslininkai jau ištobulino dronus, kad jie jau ten skrenda iš karto su veidų atpažinimo programą ir atpažįsta, žodžiu, ten tą savo jau auką ir ją, žodžiu, sėkmingai užmuša, taip ir, sakykim, ten jie vadina, tai eliminuoja, ar ten dar visokiais tokiais žodžiais, realiai tai užmuša, sakykim, tai vyksta žmonių žudimas. Tai vat ir atėjo jau ir į oficialią, kaip sakant, tą jau terariumo informacinį lauką, atėjo jau irgi žinia, kad, žodžiu, dronai tai yra iš principo žmonių žudimo įrankis. Ir ta biometrija, kurią visur jie bando surinkti ir visais kaip įmanomais būdais, kuo daugiau žmonių priversti duoti savo ten biometrinius duomenis, ten tiek balsą, tiek veidą, ten pirštus ir panašiai. Tai yra, aišku, žinoma tik su vieninteliu tikslu, kad paskui, čia žinoma tik terariume, žodžiu, kad paskui, žodžiu, galėtų bet koks droniukas atskristi pas tą, sakykime, žmogų, žinant jo biometrinius duomenius ir, aišku, ten prie jo ten galvos susprogti ir taip, aišku, tą žmogų nužudyti, tą galvą ištaškyti į gabaliukus. Nu, ten tie droniukai gali būti ir visai nedidelio dydžio, nu, bet apie tai gal dabar nesiplėsiu. Tai norėjau tik pasidalinti tą įdomieną, kad vat, iš pradžių buvo tik pasampratojimai, o dabar jau ir atsirado tas dalykas praktikui, tai reikėtų terariume, sakykime, gyvenantiems, na jau kaip čia kažkaip tai pasistengti ir netiduoti tų savo biometrijos, nors manau, kad tai nelabai galbūt ir įmanoma, nes vat, kai ir naudojasi visi ten tai savo durniukais, na, ale smartfonais, kurie, aišku, ir balsą ten įrašinėja, ir kameros ten, sakykime, jau tą biometriją, manau, kad anksčiau ar vėliau vis tiek visų papuls ir bent jau didžiosios daugumos tai tikrai bus nevidono sistemoje ir aišku tada jau kas jau nelabai patiks, tai tuos jau, kaip sakykime, tie dronai ir gaudys ir ten juos eliminuos, o kaip nuo jų apsiginti, tai kol kas tai gero recepto dar niekas nėra pasiūlęs ar sugalvojęs. Tai turbūt tiek turbūt bus tų įdomienų šiam kartą, žiūriu ir taip užsitęsia tas reportažas, ar kaip jį čia pavadinkim. Ne reportažas, o čia pasakėčiai iš tikrųjų, pasakėlės yra apie tą terariumą. Tai va, tai baigėsi tos pasakėlės ir iki kito karto.